Vasario 8 diena, paskutinė diena viešbutyje. Mes turim žinutę iš viešbučio, kad mūsų pusryčiai bus paserviruoti 7 aukšte su vaizdu į jūrą. Jėzus, tie viešbučiai mus taip lepina, aš tu nemokėsiu durų atsidaryti pati. Pusryčiai tai nieko ypatingo. Viskas čia. Keptos bulvės, kiaušas ir daržovės, šiek tiek vaisių, mango pieno kokteilis kažkoks naujas ir vaizdas pro langą. Mūsų sea view. What? Koks langas. Koks langas. Aišku, ten yra ta jūra, bet jinai per miglą nesimato jau. Puikia proga parodyti Indijos daugiabučius iš paukščio skrydžio, taip sakant. Diskutuojam su Olga, ką reiškia tie juodi boileriai, ne boileriai. Kas ten? Šitoj pusėje irgi baltas, juodi. Mes nusprendėm, kad čia yra dėl vandens. Jie, vandens talpyklos. Ir gatvė. Ėjom per perėją. Perėjos neturi šviesoforų, žinok. Tai va, sustoja mašinas, tu nueini pusę. Tada lauki vidury, kas yra šiaip nelabai maloniai. O tada eini laisvą pusę. Labai judri gatvė, labai. Ir žinoma, didelis miestas. Nu, ir išvažiuojant, mes netyčia pamatom, kad baseiną turim. Kaip jums? Ant stogo baseinas. Nice. Buvo smagu pamatyti. Sakau, man nereikia nieko daryti. Daug gražių merginų čia jau matosi. Высокие, необычные. Ne, kas čia pozuoja? Gražios mergaitės. Tai žmonės susidirba gatvėje, su vaiku tiesiog. Truputį gailiuosi, kad ką tik nenufilmavau, kas dabar vyko. O vyko labai paprastas dalykas, aš žliumdau. Va tiesiog registratūrai pradėjau žliumdti. Nes nepaklausiau savo intuicijos ir važiavau su kitom dalyvėm, kurios kalba bulgariškai. Aš užuosiu praleidus durnai pusę dienos. Nes aš net nesuprantu realiai, kai aš šneka. Nu, okei, mes pagėrėm kavos, bet paskui tas važiavimas atgal su tuktuku smarviai gatvėse. Ir tas ilgesys, nusakai. Tai aš tiesiog nužliumbiau posmeliai ir vėl gerai. Šiaip čia yra skorpionų bruožas, tai jeigu jūsų asidentas yra skorpionas, žinokit, viskas gerai su jum yra. Dabar mes varom nusipirkti traškučių. Bandysim perėti gatvę. Pasirinkom atseit ne tokią intensyvę, nes realiai mums reikia į šitą pastatą. Kur čia tiek? Ir čia net nėra realiai perėjos. Let's go, maybe. Maybe, but What we are waiting for? I don't know. Let's go. Linkėjimai austėja tau iš Indijos. Deja, negaliu parvežti, bet galiu parodyti šitas didžiulės krūvas. Kokią fainą parduotuvę užmatėm. Čia yra kaip ir užkandinė greito maisto ir čia yra visokių sveriamų dalykėlių. Tai aišku, aš to ir ieškojau lauktuvėms. Vyrui
Ir dar truputį, kai kam. Tai čia visokių spicy, aštrių visokių mišinukų. Čia yra žirniai, riešutai, čia dar kažkokie, nežinau net iš ko, kažkokie sausainiukai irgi šiek tiek aštrus. Tai visokių po truputį paimsiu. Nėra brangu, mažais pakeliais supakuoja. Dar bananų, čipsų. Nusprendėm šiandien praleisti visokius fancy šmency restoranus ir tiesiog užsisakyti greitų maisto šitie. Aš geriu vandenį iš šito ąsočio, tai Olga sako, nedaryk taip. Davė man savo. What is? I tried to open. I asked her don't close it, but she closed. And now Prašė neuždaryt, bet uždarė. Kažkas saldaus. How to open it? Mūsų dek pica už 1 eurą. Man tokia nuojauta, kad gali būti aštru. Aštru. Aš jaučiu. Yra čia tų pipiriukų, žinokit. Na, kažkaip suvalgysim. Nes alkanos tai kaip vilkai. Vaikštam po turgų dar, po gatvę paskutinį kartą jau. Darau imbiero, bet nematau. Daug kokoso. Kalnai kokosų ir papajų. Su ferverkais išvažiuoja iš Indijos. Jie prikoril tą. Pakeliui į oro uostą. Aš jau oro uostą išsigandau, kaip atrodo mano kuprinė šviesi. Daugiau tokių spalvos kuprinių nelabai ir mačiau. Fui, kažin ar jinai išsiskalbs. O aš sugalvojau, kad aš galiu va taip atvaryti į oro uostą, bet jau mano kojos šalo, tai ėmam batus žieminius. Kažkur Indijai praganiau autobusą, turbūt pagalvėlę kaklą ir galvoju, kaip čia reiks išgyventi be jos. Bet kai skrendi su Emiratų oro linijom, tai pagalvėlę gauni. Ir ne tik, kaip pledas ir ausinės, ir valgyti sakytų. Aš labiausiai tai noriu miego ir namų. Nors miegučio biškį norisi dar. Nusnaudžiau pusvalanduką, bet tai yra pirmi mano pusryčiai lėktuve, tai kaip čia atsisakysi? Mano veg variantas kvepia indiškai, bet paragausi. Čia turbūt jogurtas, čia net neįsivaizduoju kas. Skrebutis. Palyda, kad spėčiau į sekantį lėktuvą. Liko 20 minučių iki vartų uždarimo. Ok, aš lėktuve. Beveik. Lėktuve.
My tylko raz w całym moim życiu, gdzie Sveiki sugrįžę į žiemą. od drzwi do drzwi, to było wtedy, kiedy nam zalało piwnicę. Sukau į traukinių stotį į McDonald'ą. Nes autobusų stotis ir traukinių stotis yra toj pačioj vietoj. Tai aš žinau, kad toj stotį autobusų Lenkijai. Ten man nelabai patinka, tai nuvariau čia, pamačius, kad yra McDonald'as. Nes tiesiog pažįstamas skonis, galvoju. Ir dabar atsisėsiu stotį jau tenai ir padarysiu reziumė savo skrydžių. Į sveikatą, dar kartelį. Esu Varšuvos autobusų stotį. Šildosi, nes čia labai šalta. Ir sėdėti šalta ant tų geležinių kėdžių. Šiaip visur šalta čia. Bent jau saulutė biškutį šildo. Tai va. Tai grįžau biškutį su nuotykiais. Dabar, aišku, juokinga jau. Smagu, gali šypsotis, bet tuo metu neatrodė taip juokinga. Nes turėjau jungiamą į skrydį iš Indijos į Dubajų ir iš Dubajaus į Varšuvą. Ir va tas tarp tų skrydžių buvo tik tai 1,5 valandos jau, tiesiog, ne, toks buvo variantas. Ten valanda ir 35 minutės, man atrodo. Tai va, jau man kaip šiaip nelabai patyrusiai keliautojai jau atrodė, kad čia yra mažai. Bet galvoju, viskas okei. Vieną praėjo tą jungiamąjį atvažiuojant. Aišku, ten buvo daugiau laiko, bet ten viskas greitai vyksta, kai yra jungiamasis. Tai va, o šį kartą gavos taip, kad pirmasis skrydis biškutį vėlavo. Taip gavos apie 20-30 minučių kažkas tokios skirtumas. Tai va, tai kai lėktuvas nusileido, buvo po 7 ryto, ne, tarkim. Buvo, žodžiu, lėktuvas nusileidęs, laukiam išlaipinimo, bet jau yra prasidėjęs įlaipinimas į sekantį lėktuvą mano. Ir čia dar viena ta pamoka apie tą vidinį nusteikimą ir požiūrį. Aišku, prisigalvau visokiausių, kad nespėsiu, liksiu tam Dubajui, čia reiks nakvoti viešbučiai, kol ten draudimai, visa kita. Ir panašiai galvoju, o tai striksi dabar. Bet po to galvoju, ne. Jeigu man atsirado tokia situacija, reiškia, jinai bus geresnė, negu galėtų būti, jeigu nebūtų to vėlavimo. Bet aš tai pradėjau galvoti, save ramint, nes aš labai nervinuosi tuose visuose oro uostuose ir tuose visuose šituose dalykuose. Tai, man stresas, ką dabar aš galiu padaryti. Tai va, tai stengiuosi tiesiog nukreipti mintis, nes jos labai galingos yra mūsų mintis. Tai aš dabar galvoju, jeigu dabar aš pavėluoju ir nespėju lėktuvą, reiškia, manęs laukia kažkas dar geresnio. Galbūt sulaiku nuo kažkokios nelaimės ar dar kažko. Žodžiu, maža ką. Tai va, tai šiaip ne tai mus pradėjo išlaipinti iš to lėktuvo. Ir aišku, oro uostai, jų darbuotojai ir visas personalas yra suinteresuoti kuo mažiau klaidų, kuo mažiau vėlavimų ir perdarimų, ar ne, skrydžių pertvarkymų. Tai manęs jau laukė prie vartų. Buvo dar vienas vyrukas, kuris irgi Varšuvą skrido, kiti ten į Paryžių, kiti dar kažkur. Nes, kadangi skrydis vėluoja, tai jau yra suskubinta tvarka, kad tuos keleivius staigiai pergabent į kitą terminalą ir kad jie spėtų tą savo lėktuvą. Tai va, tai mes buvom dviese, tai su ta moterim, normaliai moteris. Mes mane jau sako, okei, go here, bėgte per personalo liftas, tada į traukinį dar įsėdam, kad nuvažiuoti iki vartų. Bet ten greitai, kelios minutės, ačiū Dievui, nes mačiau, kad yra kitur, kad nuo vieno iki kito terminalo ir pusvalandis laiko su traukiniu, nes Dubajaus tas oro uostas beprotiškai didelis yra. Tai va, tai galvoju, oh my god, kaip čia bus. Bet paskui, matau, kad kažkam skambina, kažkur kažką derina. Tai supratau, kad visgi lėktuvas be manęs ir be to kito vyruko neišskris. Tai
kai atsidūriau lėktuve, buvau visa šlapia. Tiesiog kiaurai šlapia visa. Bet užtat kaip skaniai valgyti. Labai skaniai. Kaip namie ta jautiena. Dar galvoju rinktis jautieną, vištieną. Pabandysiu. Galiugi ir nevalgyti. Tai labai minkšta, tokia ištroškinta, minkšta bulbių košė, garintos daržovės. Nuostabu. Žodžiu, kadangi antras skrydis 6 valandų, tai buvo ir pusryčiai, ir pietus. O pirmą skrydį, kaip įsėdau, nes tai buvo naktis, 4 ryto. Maždaug, jo, tai visą naktį nemigus, aš ten knapsiu ir atneša, good morning, pusryčiai. Po pusvalandžio įsėdus jau lėktuvui pakilus. Tai atnešė, aš atrodo padariau video, kažką biškį užkando, su ko vėliau pabaigsiu ir užmigau. Atsikeliu, nėra mano maisto. Sutvarkyta. Bet šiaip viskas tvarkingai, viskas gerai. Laimingai, žodžiu, parskridau ir dabar belieka laimingai sulaukti autobuso, nesušalt, pasidariau arbačiukės. O kas liečia Indijos suvokimus visus, tai manau, kad aš dar juos noriu biškutį pasilaikyti, pasiturėti, išjaust, susidėlioti lentynėlės, gal padarysiu dar vieną video. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad laukėt tų mano video. Sakau, bet pasakau iki galo, tai dar vieną kartą sakau dabar, 3 kartą jau filmuoju. Nes taip nesusidėliuoja kažkaip nuosekliai mintys, tai norėjau ką pasakyti, kad kadangi aš labai nervuojuosi oro uostuose, ten ieškot, laukt, vienur, kitur, nueit, vėl laukt, vėl stresas. Tai mano angelai suorganizavo man greitą prasiėjimą, kad kuo mažiau streso patirčiau. Aš tai vadinu šitokiu dalyku, kad kažkas dar stengiasi be manęs ir kad kiekvienas toks tarsi kažkoks iššūkis iš tikrųjų yra tiesiog pakreipimas kelio į kitą pusę ir išeina į naudą. Ir aš tikiu šitais dalykais, aš visada taip stengiuosi daryti ir tada tu žinai, kad kažkas visada tavimi rūpinasi. Kažkas, ko tu nematai, bet jauti. Visada yra 2 medalio pusės. Galima visą laiką liūdėti, kad kažkas nepasisekė, bet galima vertinti kaip galimybę. Aš geriu arbatą ir laukiu autobuso į Kauną.